Na ką, mūsų Skandinavijos kelionė prasidėjo, susikrovau, nieko nefilmavau, labai skubėjau, darbus užsibaigti ir mašiną susikrauti. Tai vat atvažiavom į Ventspilį, kelsime su keltu į Švediją, Nynasamą. Eisiu dabar į Čekiną. Tai va taip. Ką prisičekininom ir laukia eilutė. Don. Kaip čia, Don? Iš čia. Ach, tai mažys. Keliausim tryse. Veronika, aš ir Donas. Orealis nelepina kol kas, tikėkime Skandinavijoje bus šilčiau. Hello. Thank you. Ką, važiuojam į keltą? Na kągi, mes jau kelte, kajutėj. Kur Donas? Don. Hello. Ai, plauksim per visą naktį, rytą išsikelsim į Švediją, Nynasamą, keliausim toliau. Sveiki, mes kelte, jau rytas, 4 ryto, su Donu kartu. Einam į tualetą, pamišiojo vaikinas. Tai va, mes netoli krantų jau. 4 ryto. Saulė kyla. Vėjas pučia. Ar ne, Don? Sveiki. Išvažiavome iš kelto. Esame Švedijoje, Nynasam mieste. Šiandien nusimato ilgas kelias. Mūsų tikslas Nord Cape, Norvegijoje. Tai apie 1800 km kelio nuo Nynasam Švedijoje. Šiandien mėginsime nuvažiuoti pusę kelio. Žiūrėsime, kaip mums seksis. Oras atrodo geras, kol kas 22 laipsniai. Tikėkime, toks oras išsilaikys visą kelionę. Atvykom į kempingą, pirmoji naktis Švedijoje. Kaip Donai patinka? Ai. Taip, randamės kažkur viduryje Švedijos. Norets kempingas. Graži vieta. Prie ežeriuko, pirmoji linijai. Statysimės palapinę. Štai mūsų palapinė, 4vietė. Kiek aš įtrukau? 10 minučių. Ir pastatyta. Taip ant greičio. Nesutampiau, ne nieko. Nes koliukai nelabai kalas. Kadangi esam Skandinavijai. Daug uolienų. Bet vėjo nebus, tiks ir taip. Pirkom specialiai, kad būtų su koridoriuku. 4vietė. Donas galės vidui, daiktai galėtų vidui būti. Ir koridoriukas staliukams, kėdėms, jeigu blogas oras, kad galėtumėm po stogu pabūti. Visai fainiai. Ką, labas rytas. Atsikėlėm.
Saulė pradėjo šildyti. Karštą palapinį pasidarė tą patį. Gražių vaizdelių. Prie žiriuko. Faina, gražu. Papusryčiausim ir keliausim. Vandenukas šyla. Turėsim pusryčiams arbatėlės, užsipilsim košės, pasipjaustysim vaisių, jogurtuko, skaniai papusryčiausim. Vat išvažiuojam iš kempingo, susimokėsim 20 eurų. Tuoj parodysiu kas kaip. Instrukcija buvo. Taip, pasiėmiau vokelį. Kur pamaišyti. Sudėsim vasoką. Įdedam. Užseilėjom. Bam. Ir užrašysim numeriai mašinos. FU 19. Kada atvažiavam, kada išvažiuojam? Geras klausimas. Pasižiūrim. Šiandien kelintą dieną? 12 dieną, 11 atvažiavam. Taip, užsirašysim. Viskas protokoluota. 12 dieną. Gerai, 9 metai. 5. Geras klausimas. 5. 6 valandas. 07. 11. Važiavam. 07. 12 išvažiavam. Taip. Toliau ką rašė mašinos numeriai, kada atvažiavam, kiek įdėjom. 20 eurų. Ir dedam į vokelį. Dėžutę. Tai va taip. Susimokėm iš kempingiuką, kempingiukas geras. Dar įsipilsim vandens, išsimesim šiukšlės. Išsimesim šiukšlės. Graži vieta.
O čia pelenams jau išsimetėm. Šiukšliams. Ten, kaip suprantu, rūšiuoja tarą. Tas latrinų. Prausykla galbūt. Jo. Negeriamas jūros vanduo. Esam beje prie Baltijos jūros viršaus. Kaip ir nebe Baltijos jūra skaitos, bet grynai ten sąsiauriai. Bus geriamas vanduo. Geriamas vanduo. Prisipilsim skanaus iš gręžinio vandens. Koks įdomus kraniukas su rakčiuku. Gal prisipylėm, lėksim toliau į kelionę. Šiandien planuojame nuvažiuoti apie 900 km. Dar keli šimtai kilometrų per Švediją ir po to kirsime sieną su Suomija. Nusprendėme važiuoti didesnę kelio dalį per Suomiją, nes Švedijos kraštovaizdžio prisižiūrėjome vakar. Šiandien laikas atsiskleisti Suomijos platybėms. Šiąnakt planas nakvoti kažkur Laplandijos žemėse. Darom trumpą pit stopą. Šiandien jau nuvažiavom 600 km. O, kokią mašiną, pažiūrėkit. Oh my gosh. Shit. Tokį gražų spotą radom. Čia upė. Yra kaip sienas Švedija su Suomija. Kitai pusėje ten švedai. Mes Suomijos pusėje. Tai va taip. Tokia graži vietelė. Valtelės, žvejai. O, esam prie ežeriuko. Žvejų valtelės. Kokį čia daikčiuką turim gerą. Matot, varikliams apsaugos sraigtui, kad nenudaužyt, nes akmenuota upė. Takolas, kaip vietinės gondolos. Na ką, pailsėjom, važiuojam toliau.
Labas. Įsikūrėm antram kempingui. Museliukų ir odų pilna, neįmanoma būti. Buvom sustoję miške kempinti, tai iš vis neįmanoma čia kempingė šiokiam tokiam. Tai kaip sakom, gal pasidalinant visų ir truputis mažiau, bet neįmanoma kentėti. Uždarėm palapinę. Donui irgi nervina, neįmanoma išbūti. Visur museliukai. Iš pradžių pastačiau palapinę ir nesuprant, daug museliukų. Tai prie žemės buvo kaip namelis, jų ten zvimbė, netgi ūžė. Pilna museliukų. Esam Suomijos šiauriai, jau netoli sienos su Norvegija. Tai vat, Dona nervina, pilna museliukų. Uždarėm palapinę, ten atrodo nieko nėra, bet bus čiauriai karšta miegot. Užsidarius. Don, einam. Tokį turim kempingiuką. Bus trečia kelionės naktis, antra naktis kempingė. Pirma naktis kelte buvo. Don, einam. Galvojau užsimaudysiu upėje, bet toks priėjimas akmenuotas ir labai seklu, tai nelabai gal. Dumblų daug. Dabar nepasakysiu kiek valandų, bet apie 8-9 vakaro, o saulė dar aukštai, tai kaip ir turėtų nenusileist praktiškai. Nusileis, bet nesutems, vat kaip mato dabar taip. Turbūt visą naktį bus, pažiūrėsim. Dar nebuvom iš tikrųjų šiauriai vasarą. Buvom žiemą per Kalėdas Laplandijai. Donas irgi kartu keliavo, o vasarą nebuvom, pamatysim kaip kas. Don, einam. Gali pasigrožėti gamta. Čia kaip ir atskirtas tvenkinukas, turbūt pirtelė, laipteliai. Bet irgi laipteliai, o dugnas, čia gal ir švaresnis, bet toks matos, nieks nesimaudo, dumblai užsinešė, toks juodas visas vanduo, nenaudojamas. Žiūrim, čia gal bus kažkas geriau. Don, nepabėg, ateik. Čia turim, čia irgi upeliūkštis. Nėra kur norėtus kliūkštelti į gaivų vandenį, nes turim būti su megztiniais, su kelniam, nes neįmanoma nuo odų saugoti. Tai va taip. Rytoj iki pietų pasieksim Nordkepas, turbūt šiauriausia Europos vieta. Dabar esam nuvažiavę 1700 km, kažkas tokio, bendroj sumoj, su kelionė nuo Klaipėdos iki Ventspilio. Don, ne čia. Ai, tu pralendai, piristukinai. Ką darai, piristukinai? Ai. Nepatinka Donui odai. Aš manau, per kailį jam gal neįkanda, neturėtų įkasti, bet jauri nervuojas, erzinas. Kol stačiau palapinę, buvo bagažinė įsilindęs pats. Tai va taip, toks kempingiukas. Nežinau, nerodžiau, parodysiu mašinos priekį. Tai baisų kapinynas. Reikės nusivalyti jau stiklą, nes neįmanoma matyti. Nevaliau su valytuvai su skysčiu, nes, žinau, išsiterlioja dar daugiau, tai bus blogiau. Vat. Baisu, dar tokio nesuturės priekio. Jo, šiaurė.
pavakarieniavom, viskas tvarkoj, su uodais niekaip nesusitvarkom, tai baisu. Tai kempinge pamatėm prie busiko, tiesiog čilina, be maikių, be nieko, ir tiesiog sėdi ir žmona nuėjo paklausti, o ką jūs naudojat tokio, nes mes naudojam ir žvakės, ir purškalus. Purškalai tam kartui padeda, 5 minutėm ir viskas. Žvakės nebiški nepadeda. Užsikūrėm kepsninę su malkom, uždūmijom, nieko jie nebijo. O ten žmonės tiesiog čilina, sėdi. Duonos irgi nervuojas. Tai paklausėm, ką jie naudoja tokio, kad gali ramiai sėdėti. Tai žmonės padovanojo. Čia yra kaip garintuvas, dedas kasetė, balionėlis viduj. Ir sako, vienintelis daiktas, kas veikia. Taigi skleidžia tokį įdomų iš tikrųjų kvapą. Kaip didžiai naudoja dūmų aparatą, tos dūmų kvapas toks panašus būna, tai čia. Ir jis tiesiog švelniai garina. Išmėginsim, sako, veikia. Ir padovanojo, jis nepigus, sakė nusipirkti tiesiog papildymų, filtriukų ir balionėlių ten su skysčiu, su dujom kažkom. Tai vien papildymai ten 25 kainuoja, o kiek aparačiukus neįsivaizduoju, siūlėm pinigų, neėmė, padovanojo, tai ačiū jiems. Tokia istorija. Mėginsim išgyventi. Na ką, pasiruošę eit miegot. Saulė taip ir nenusileido. Dabar kiek turim valandų? Žiūrim, 12 saulė tik leidžias, tai tuo vėl pradės kilti. Kaip užmigt, nežinau. Kaip Lietuvoje vasarą, kokį 6 valandą vakaro. Mėginsim miegot iki ryto.